aš irgi atrodo, kad 10 hektarų galėčiau su taim sulaistyti. Žiūrėk, jinai mus stebi. Aukščiau ranką kažkokia. Ne, negražu. Netrukdyk laistyt pievą. Tavęs niek neįsitraukia ir būk pati kalta. Visą laiką žilka įtempta turi būti. Visą laiką pavyniok, jeigu laisvava. Nes kai kips nematysi, turi būti įtempta žilka. Gerai, laikyk. Nesu gana. Jo, ir jau kai kips, tai jau nardins normaliai, tik tai žiūrėk, kad meškerės neišluptų iš rankų, nes čia perkūnai žino, ko čia yra, žinai. Jeigu čia koks šamokas susikabins ar karpis kokių 7 kilų, tai eis ir tu su visais tais kūtvelom į tą vandenį, tai tu laikykis jau. Tau nebaisu, kad kojas nukas? Ne, tai iš kedų smirdat žuvys bijo kvapo bet kokio. Joms reikia cinamonų ten visokių, jie tada ima. Prakaitis kvapas baido. Karpis iš viso vem pradeda, jeigu kojas įkiši. Žiūrėk, atrodo, kad jau kažkas tai ima pabiškį, ne? Palak, pažiūrėk, paaiškėk. Ne, čia tik tai... Nu, matai, masalas dar. Matyt, kad tik tai nuo oboliai šiandien eina, nes... Čia pasišert reikia atvažiuoti iš tą prūdą normaliai. Nu, ko nori? Tik ką, jūsų jau laiks baigęs jau. Tavo seniai jau baigęs, taigi matai, kad žuvaujam. Aš biškį čia prisėsiu. Nu, tai savo kortas gal atneši, gal nori, kad tave įsitraukčiau. Tik ką, jau nieko tu nebetrauksi. Nu, tai savo kortas gali atsidėti, tai tave ištrauksiu. Nesupranta žiūrkė bairė. Tu žiūriu su juokais pas tave, tai biški minusas toks konkretus, ne? Nu, einam. Einam, o tai sėdėsi čia ir zysi. Paimk meškerį. Gerai, laikau. Sargiai neimpul. Nu, ta prasme negaliu sakyti, kad nusivyliau, iš tikrųjų patiko. Negaliu sakyti, kad žolės pjovimas man patiko, nes tai yra kažkaip per pigu. Manau, kad nebuvo pinigų gal, todėl taip pigiai sugalvojo viską. Bet va žvejyboje man patiko. Atsisėdam dviese, taip tyka, ramu. Kliovo nebuvo, bet aš ten kiti dalykai. Ten reikia pasišert normaliai, norint šamų arba elektra, bet tai čia ne šiandien. Čia nenusivyliau, gerai buvo iš tikrųjų. Atvirai pašnekėjom, išsiaiškinom, kas kam patinka, suradom labai daug bendrų taškų, sąsajų. Aš bijau daryti sprendimo ar spėjimo, bet visai gali būti, kad vakare pasirinks mano kortą. Tai aš čia vaikštinėjau visur kur, laigiau po laukus, paskiau nejau... Pamėčiau akmenis, labai romantiškai, čia visai yra ta gamta visa sutvarkyta, viskas labai taip tvarkingai. Ir kas svarbiausia, tai mane, aš mačiau kameros, nenuleido nuo manęs akių, tiesiog sekiojo iš paskos ir aš visur, kur labai gražiai atrodžiau ir aš žinau, kad po šitos laidos aš tapsiu didi Lietuvos žvaigždė. Iš tikrųjų, kadangi daug buvo sugalvoti visokių atrakcijų ir užsiėmimų, tai apie tą kitą galvoti nebuvo, nes tiesiog visą dieną su tą kitą buvau ir apie tą kitą aš net nepagalvojau. Pavargau iš tikrųjų, bet esu patenkintas ir beveik laimingas. Meilės trikampyje prabėgo pirma naujų pažinčių ir įspūdžių kupina diena. Antrąjį pusdienį su Arūnu laiką praleido Ksena. Saulė visą dieną vaikinas stebėjo iš tolo. Dabar visi 3 realybės šou dalyviai grįžta į meilės trikampio namelį, o merginos netrukus sužinos, kuriam iš jų savo simpatijas nusprendė atiduoti Arūnas. Ar Saulė ir Ksena numano, kuri iš jų pasiliks namelyje?
laukia meilės trikampio namelio svetainę, įžengs vaikinas. Ant stalo jis paliks vieną kortą. Mergina, kurios atvaizdas bus ant jos, pasiliks šiame name. Susikroviai? Man atkės. Susikroviau, o tu susikroviai? Seniai sukrauta. Kaip galvoji, kurią jis pasirinks? Ai, man tai nesvarbu. Aš čia ne to atėjau. O ko atėjai? Nu, tai va, atėjau. Aš atėjau, kad žvaigždė tapčiau. Tėliuka. O tu nori, kad tave įsitrauktų? Ne, tai... Nenori? Ne. Айги düşükte biri. Palauk, tai ką jis čia tada paliko? Tai mes tada abi čia pasiliekam. Tai jau gaunas. Tai aš tenai. Ksena ir Saulė pirmą kartą namelyje liko dviese. Jos labai romantiškai praleido pirmąjį pusdienį. Neužteko merginoms kantrybės sulaukti dar vieno vaikino. Nepanoro jos dar kartą būti niekam nereikalingos. Ir kas gali žinoti, galbūt tikroji laimė merginų laukia kitame realybės šou, kur jų drąsą ir sugebėjimus pastebės prodiuseriai. Meilės trikampio namelis laukia naujų įspūdžių ir romantikos pasiilgusių dalyvių. Pasibaigus vasarai, mes su jumis neatsisveikiname. Romantiškiausias ir karščiausias vasaros realybės šou Meilės trikampis laukia jūsų.